Pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Pernykštėje ataskaitoje bendrijos žmonių teisių klausimui iš 104 puslapių skirta 4. Šiemet iš 216 10. Pakartota tai, apie ką rašyta prieš metus – steigimą pagrindinių teisių agentūros, parlamento veiklą šioje srityje. Ataskaitoje tačiau smulkiai aprašyta, kaip mes, europiečiai, giname žmonių teises visame pasaulyje. Tačiau nei ataskaitoje, nei rezoliucijoje beveik nei žodžio apie žmogaus teisių apsaugą ar pažeidimus bendrijoje. Ar pas mus nėra žmogaus teisių pažeidimų? Jeigu yra, gal jie labai operatyviai ir teisingai išsprendžiami? Nei viena, nei kita, manau. Matyti yra lengviau kalbėti apie kitų nuodėmes, negu išpažinti savas. Ar nematome, kaip Londone legalios įdarbinimo agentūros paverčia vergais imigrantus iš Lietuvos ar Lenkijos? Kaip Paryžiuje Sarkozy nurodymų masiškai areštuojami atseit nelegalūs gyventojai? Kaip Romoje neteisėtai susidorojama su rumunais? Nukentėjusieji, žinoma, gali kreiptis į Strasbūrą. Ten po kelerių metų, nes bylų tūkstančiai, tikriausiai atstatys teisingumą. Bet žmogui svarbi kiekviena diena, ar net valanda. Esame išrinkti dirbti saviems žmonėms, atstovauti ir ginti jų teises. Atsisukime į juos. Europoje kiekvienas žmogus turi būti saugus. Tuomet būsime stipresni padėti ir kitiems. Ačiū.